čia yra sudėtingiausias ar nesudėtingiausias. Vos nenusiverčiau. Tai vienas sudėtingiausių, nemažai fizinių jėgų reikalaujantis, tačiau bene įdomiausias Neries regiono parko maršrutas. Nusipirkam bilietėlį, bet pirmiausia reikia užkasti. Nu ką, pradedam. Pažiūrėsim, ar čia yra sudėtingiausias ar nesudėtingiausias tas takas. Labai įdomu. Rašė, kad 3 valandas eiti. Tai good luck for me. Jau čia reikia pabandyti užlipti. Nors takas veda į tą pusę, bet nebus be reikalo. Skopetėlės. Prieš 10-12 tūkstančių metų buvo ledynas čia. Kai ką tik apsišoviau, nulipau tais laiptais atgal. O tai čia, kad ir toliau net nebėra kelio. Turėsiu lipti atgal. Bus kojų diena šiandien. Gal iš tikrųjų sudėtingas. Daras karšta. Čia taip neblogai teko pakopti viršų. Stovi savo. Šitam take viešbutis. Vabalų viešbutis. Tam yra reikalingi tokie namai inkilai, vabzdžių viešbučiai, kurie padeda užpildyti buveinių spragas, paprastai atsirandančios dėl žmogaus įsikišimo tam, kad tos gyvūnų ar vabzdžių rūšis neišnyktų, iki kol žmonės supras, kad sugyventi kartu. Oi, koks smagus nusileidimas. Oh my god. Čia jeigu taip paslysti, geriau nepaslysti.
Pakol kas tai labai patinka. Nėra sudėtingas, buvo gal keletą vietų. Daugiau gal tie laiptai yra tokie per kojas jaučias, bet šiaip tai labai normaliai. Dabar lipsiu į Piliakalnį. Spėju, kad bus daug laiptų. Einu savo. Nu, pažiūrėsim, čia buvo verta lipti. Kokį mes čia gausim vaizdą. Ką? Pala. Dėmesio slidu ir Baltasis Lokys. Tai Lietuvoje ne rudosios meškos, o baltieji lokiai iš tikrųjų. Eina savo. Vėl laiptai. Nu čia irgi stačiai bus dabar. Vėl laipteliai, bet nedaug, tai ganėtinai status. Nu, bet reikia užlipti pasižiūrėti, koks čia vaizdas nuo to Piliakalnio. O ne, eina savo. Kelio pabaiga čia. Vos nenusiverčiau. O man tenais reikia. Tai dabar reikės grįžti per ten aplinkui. Eina savo. Aha, aš vis dar tam pačiam žygį. Dabar tokia asfalto atkarpėlė per laukus. Nu, jaučias kojas. Yra čia ką veikti. Taip atrodė iš pradžių nieka. Bet jau biški pakirto. Man atrodo, jau būsiu nuėjęs daugiau negu pusę. Žygis įveiktas. Užtrukau porą valandų. Man atrodo, beveik lygiai porą valandų gavos.
Tai pagal sudėtingumą, nu ką aš galiu pasakyti, iš pradžio atrodė nieko, po to sunkiau, kai tie laiptai prasidėjo, bet, nu manau, kokį 5-6 duodu už sudėtingumą, nėra sunkus, laiptai gal biškai kirto per kojas. Aišku, būtų sudėtinga, jeigu lytų ir būtų labai šlapia, nu tada jau būtų labai slidu, tai būtų vietomis sunku lipti, nes tokio purvo buvo nemažai. Bet šiaip užskaitau, fainas žygėlis, taip praseit, porą valandėlių, labai gerai.